Sveiki visi. Nu, balandžio mėnuo prasidėjo neblogai. Tikrai negaliu pykt. Balandžio 1-ąją, tokia šventė čia taigi rimta Lietuvoje. Vakare turėjom vieną treidą, jau po darbų, iš tikrųjų visi grįžę, aš taip įsivaizduoju, jog visi tikrai spėjo įeiti, nes realiai turėjome vieną enterį greitą. Realiai pasidalinau ir minutę turime enterį. Nu, mačiau nuoskaudų, kad buvo tų, kurie nespėjo, tačiau po 10 minučių enteris buvo sutestuotas dar kartą, Hebra įėjo ir tada treidas sujudėjo ten, kur ir turėjo ir paėmė mūsų pirmą take profitą. Treidas turėjo 2 take profitus, tačiau buvo vakaras ir nusprendžiau, jog neapsimoka, geriau ramiai miegot nueit be nervų ir nepaliekant treido per naktį. Tad važiuojam, pasižiūrėsime, kasgi gero. Tai balandžio 1. Mes kągi turime? Turime didelę makalynę. Nu, teoriškai iš tikrųjų, bet jeigu suvoki teoriją, čia gali surasti tikrai neblogą poziciją ir ypatingai šioje vietoje. Dabar žiūrėkit, kas man patiko, kodėlgi aš čia ieškojau šorto. Visgi, teoriškai taip paėmus, o ne? Visą dieną mes turime ką? Mes turime downtrend. Kaina važiuoja žemyn, tad trendas mūsų draugas, mes trendo ir ieškome. Šitoje vietoje aš suradau, kas man visai patiko. Visgi, šitoje vietoje šioks toks demandas. Kaip matoma, kaina atsimušinėja tiek vieną kartą, tiek antrą kartą ir trečią kartą padarius inducementą nuvažiavo į viršų. Dabar viršų iškart matoma stipri reakcija ir kasgi važiavimas žemyn. Vėlgi čia šioks toks surastas demandas, surastas atsimušimo taškas, nuo kurio kaina pradeda važiuoti į viršų. Dabar, kodėlgi ieškome mes šią šortą, tai yra labai elementaru ir labai paprasta. Kaip sakoma, neapsikraunant per daug teorijos. Tiek nereikia. Tu jeigu čia įsivaizduosi, kad Forexas yra labai sudėtingas dalykas, nu, paskęsi teorijoje, paskęsi visoje psichologijoje ir užtruks labai daug laiko, kol visą tą išmoktą teoriją tu išmesi iš savo galvos ir pradėsi treidint. Na, kaip normalus žmogus. Tai dabar žiūrėkit, šitoj vietoj kas yra? Šitoj vietoj lengvas supplajus. Ane? Kaina vieną kartą leidosi, antrą kartą leidosi, trečią kartą leidosi ir pakilo į viršų. Šito supplajus viršui kas laikosi? Liquidity. Suprantam liquidity. Lygiai taip pat ir čia. Turime highest pointą, nuo kurios vyko konsolidacija. Kasgi vyko? Vėlgi, kaina suvažiavo į viršų, paėmė ir padavė į apačią. Ir kaip visados chebryte, turim brokerį. Kaupiam kapitalą brokeryje ir keliame tą account. Tad itkepas arba juškefx.com pasižiūrit, pasiskaitot ir prisiregistruojat. Iš karto matoma, jog labai didelis kiekis sellerių buvo uždaryti anksčiau laiko. Kągi mes darome? Selleriai uždaryti, pagrindiniai selleriai. Arba tie retail traderiai ar ten smart money konceptų traderiai. Mes tada ką? Paprasčiausiai ieškome galimybės įeiti. Kaina suvažiavo žemyn. Šitoj vietoj vėlgi kas? Demandas, lengvas atsišokimas. Ir štai čia mes turime pas mus supply. Arba šokimo tašką, arba resistance lygį. Iš tikrųjų, kaip norėsit, taip ir pavadinsit. Esmė tokia, jo kaina nuo šitos vietos leidžiasi žemyn. Automatiškai galima filosofuoti, jog kaina, jeigu peržengs šitą ribą, jinai važiuos toliau į viršų. Ar ne taip? Taip. Jeigu kaina peržengia šitą ribą, automatiškai mūsų teorijos nepasitvirtina. SL dedamės tose vietose, kuriuose mūsų teorijos nepasitvirtina. Tad šitoj vietoj mes uždėjome virš vikų. Tad kaina, jeigu čia sueis, nepasitvirtina, pabėga -1%. Tai va realiai tokie argumentai, enteris vėlgi nuo imbalanso, kaip sakoma, žinai pagrindinę teoriją, supranti kas prie ko, valio,
Važiuojam. Ir kaina ką padarė, paėmė grįžo. Aš čia pasidalinau, iš tikrųjų net galim pasižiūrėti. Įėjimas buvo po 8.12. Ne? Pas mane pasidalinta buvo po 8.11. Tai atsakau, buvo minutė enterio. Tačiau tą minutę davė reakcijos apačion, pasiėmė šitą lygį ir marketas iš karto sureagavo, kas man visai nepatiko, nes tik profitas, kaip matot, iš tikrųjų nėra pakankamai toli. Jau nuo šitos vietos pirmas tik profitas. Nu, bet, sakykime, draugiškai gyvenam, tai marketas grįžo paimti ir kitus premiumus. Čia įlipo į viršų, jau pakankamai buvo streso, bet vėlgi pagrindžiama teorija, jo kaina, jeigu kirstų šitą vietą, va šitą, tada mūsų teorija nepasitvirtina. Kaina šitos vietos nekirto, šitoj vietoj surado svorio ir pradėjo judėti žemyn. Kaina sujudėjo labai stipriai iš tikrųjų ir jau maždaug šitoj vietoj, kai prasidėjo konsolidacija, parašiau, kad hibryte mes TP2 persikeliam į TP1 ir jau 3% labanaktis. Ir kaip matote, čia ilgai netruko, kaina pasiekė tik profitą ir po to dėl įdomumo dėlės galim pasižiūrėti šitas demandas. Jisai atlaikė. Va čia buvo kas keisčiausia, šitas demandas jisai atlaikė ir žiūrėkit, kaip gražiai nuo šitos vietos kaina ką padarė, atsimušė, grįžo į konsolidacijos zoną ir tada jau einant, kaina sukilo iki pat viršaus ir netgi aukščiau mūsų stop loss. Va todėl labai svarbu turėti du take profitus. Šiuo atveju buvo vakaras, todėl antrą take profitą perkeliau ties pirmu ir tas uždirbo plus 3%. Bet važiuoti su vienu take profitu pakankamai neapsimoka, jeigu tu treidini ypatingai kaip aš arba kaip mano meistrai, kur tu gaudai didelį RR ir tu pagavęs didelį RR, iš tikrųjų pakankamai didelį pliusą turi. Tad siūlyčiau mokintis teoriją, siūlyčiau jungtis prie meistrų ir tikrai lauksiu visų. Tai va, toks tridukas. Teoriškai, jeigu reakcija būtų stipresnė ir būtų važiavimas statinis apačion, būtų galima ir tą antrą take profitą paimti, bet jau kaip ir sakiau, vakaras take profitas pirmas buvo paimtas 9:30 vakaro, tad 1,5 valandos iki marketo uždarimo ir primečiau, kad tikrai neapsimoka, todėl pasiemam bendrai 3%, užtenka, uždarome marketą ir vis. Supranti teoriją, supranti marketo struktūrą realiai, supranti į ką marketas reaguoja, į ką nereaguoja. Tikrai gali pasiimti padorių pozicijų, tikrai gali uždirbti iš marketo, tik tai tam reikalingas laikas, reikalinga tvarkinga edukacija. Todėl dar kartą pasikartosiu, jungiamės į meistro kursus. Tai va, hibrytė. Ačiū, kad žiūrėjote ir kaip visados judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.